Sveikas, kaip tu manai apie vidinius 8 bėgius Shimano Nexus? Dviratis dėvėtas, bet esu amžiuje jau ir rėmas, kur lengva nulipti, pavyzdžiui, prie perėjos. Lyg ir supratau klausimą. Su vidiniam pavarom reikia turėti omeny keletą aspektų. Tai efektyvumo nebuvimas, servisas joms irgi reikalingas. Jeigu mes nedarom serviso, patenka drėgmė ir iš vidaus jinai niekur nepasišalina, surdyja velniop. Perkant naudotą dviratį, turi veikti idealiai. Jeigu yra kažkokių kliurkų, kliučių, blogai buvo sureguliuota, kažkas tai nedasijungia, nežiūrim, nes remontas tokių stebulių kitą kartą būna visai nepigus, nes detalių atskirai nusipirkti sudėtinga. Pati stebulė kainuoja, pasižiūrėkit, kiek stebulės kainuoja Nexus 8, Alpine ar dar visos tos vidiniam pavarom. Nustepsit gal, o gal ir ne. Dėl efektyvumo. Jeigu planuojat važinėti lygioj vietoviai, danai mėgsta plokščią žemėj, visai gut ir visai fainai važiuojasi, viskas tvarkoj, tiesiog nereikia į kalną minti, bet į kalną iš karto pasijaus. Aš važinėjau ir nesu viena vidinio pavarų sistema, iš karto jaučiasi truputį įkalnė, pradedant nuo Shimano Nexus 3 pavarų ir visos ten į viršų yra, kurios ten žingsnis geresnis, ten Alpine sistemos, Alpine 11, man atrodo, yra, aš ten labai nesigilinu, atsinaujino tie modeliai, bet visur reikia turėti omeny, kad minsis sunkiau negu išoriniam pavarom. Ir priežiūra reikalinga. Priežiūra nėra sudėtinga, bet šiaip nuimt, jeigu normaliai dviratis eksploatuojamas visoms oro sąlygoms, tai kas metus tikriausiai rekomenduočiau, kas 2 ar 3 bent jau tikrai reikia daryti, nes papuola drėgmė. Alpine geriau apsaugotos, daugiau ten visokių yra labirintinių dalykų, bet iš esmės aptarnavimas reikalingas visoms, kad būtų lengva nulipti. Galima išvengti šitų visų problemų su vidiniam pavarom, jeigu jūsų važiavimas turi ten Vilniaus mieste daug visokių įkalnių, tai toksai miesto dviratis centre super, iš vis neturiu klausimų, bet jeigu reikės išvažiuoti į miegamosius rajonus, tai bus alternatyva. Pasižiūrėti galima touring, ar kaip jie trekking dviračiai vadinasi, su moterišku rėmu ir išoriniam pavarom. Geometrija ten labai panašiai į miesto dviračius. Trekking dviračiai turi vairus tokius kaip miesto dviračiai, balneliai ten irgi panašus, nulipti problemų nebus, neturėsit problemų su vidiniam pavarom. Išorinės pavaros, reikia ten grandinę tepti, bet ir vidiniam pavarom reikia grandinę tepti. Su diržu jo nereikia ten tepti, ilgai tarnauja ir panašiai, bet kai reikia tą diržą keisti, tai kiekvienam dviračiui tas diržas yra užsakomas atskirai, nes skirtingų ilgių ir dirbtuvės vietoje neturi tų diržų, reikia užsakinėti, visada bus pagal užsakymą. Dviratas dėvėtas, tai jau paminėjau, turi veikti idealiai. Jeigu kažkokių yra kliuvinių, tiesiog nežiūrėkit. Čia su vidiniam pavarom, ant remonto bus ten 100 eurų plus ir tiesiog pridėkit prie to dviračio kainos tą remonto kainą ir gausit, kad įmanoma naują dviratį nusipirkti. Ne visais atvejais, bet šiaip. Tikiuosi atsakiau klausimą.